Добрый день, дорогие друзья. Воскресный Sveiki, вебинар. brangus draugai, sekmadienio webinaras. Labai džiaugiamės Jūs matydami. Studijoje Michaelis Laitmanas. Aš Borisas Belosarkovskis. Mūsų šiandienos tema apie draugystę, meilę ir laimę santykiuose. Tema pati prašėsi, buvo daug parašymų, šiandien pas mus daugybė pasijungimų, kaip įprastai verčiame į daugybę kalbų. Šiandien yra papildomas įvykis, Europoje vyksta vienybės diena, labai daug draugų visoje Europoje yra dabar susirinkę ir pagrindė tai yra virtualūs pasijungimai, o dabar padedame matyti jos, Londonas, Vilnius, Rostovas, Žemasis Novgorodas. Ir dabar mūsų tema apie meilę, draugystę ir laimę santykiuose. Vienas iš pačių pirmųjų klausimų, tai kas yra laimė? Kaip iš vis atrodo laimė santykiuose? Ravas. Laimė, ji, kada ant tavęs nusileidžia aukštesnioji šviesa ir ji užpildo tave egzistavimo pojūčiu, kad egzistuoja amžina tobula būsena. Tai ir yra laimė. Viskas. Taip jį ir vadinasi. Jeigu mes paimsime apibrėžimą iš Talmud 10 sferų, tai yra mazal, o mazal nuo žodžio mozel, tekantis. Tai yra, kada ant tavęs nusileidžia, ant tavęs teka aukštesnioji šviesa. Ir ji tave užpildo pažinimu, pasiekimu ir pojūčiu amžino, tobulo, absoliučiai aiškaus egzistavimo. Tai ir yra laimė. O ar gali būti, kad tai įvyktų tokia būsena be žmogaus pastangų? Paprasčiausiai yra žmonės, kuriems sekasi, jie laimingi, laimės kūdikiai. Ravas taip, mūsų pasaulyje, mūsų ribotame egzistavime, žinoma, gali būti toks dalykas, kada pa žmogų viskas gerai, jam daugiau nieko nereikia ir jis va taip egoistiškai pragyvena. Taip, kodėlgi negali tai būti? Pasižiūrėkite kur nors į kaimą. Ten kur nors, kokia nors miškelį, ten susikonstruoja savo kokią nors patogią gyvenvietę ir laimingai gyvena. Jeigu tai įmanoma. O mes kalbame apie tai, kad mūsų būsena, ji visada yra judėjime pirmin. Egoizmas nuolat vystosi. Ir jam reikia duoti nuolat naujų užsipildymų, o kitų atveju tu nebūsi laimingas. Ir kaip padaryti taip, kad tie užsipildymai, kurie ateina tavo egoizmui, jie jį pildytų be jokių problemų. O tai galima padaryti tik tada, kada egoizmas yra orientuotas į davimą, į ne save. Tada jis nuolat jausis, kad jis nuolat tuštėja. O tai ir yra vadinama, tame ir yra visa laimė. Sukurti savyje tokius organus gyvenimo pojūčiui, kurie yra ne tavyje. Tada tu būsi laimingas. Daugelis kalba apie tai, kad pasiekti laimės, tai reikalinga harmonija, pusiausvyrą tarp kažkokių savybių. Apie kokias savybės šnekame? Tavas harmonija tarp manęs ir supančio pasaulio. Tada, kada tu ir supantis pasaulis vientisą. O kada tai gali būti? Tada, kada tu jausi supantį pasaulį kaip pats save. Tu rūpinsiesi juo kaip pačiu savimi. Mokinys daugybė klausimų. Mes kalbam apie tai, kad mūsų prigimtis yra egoizme ir būtina išeiti į vidurinę liniją. Tai yra kalbama apie 3 linijas, tik pasiekus vidurinės linijos yra įmanoma laimė. Ar jūs galėtumėte tai paaiškinti? Ravas, žinoma galiu. Tai tada, kada mūsų egoistiniai norai, kurie vadinami kairė linija, ateina į pusiausvyras atsirančių dešinę liniją, mūsų altruistiniais norais, ir mes dirbame harmoniją tarp jų. Tai yra mūsų egoizmas nuolat mums padeda dirbti davime ir meilėje kitiems. Ir tada iš tiesų jis yra užpildytas ir su juo mes jau nebeturime jokių problemų. Michailas klausė, kodėl visuose santykiuose visi ieško idealo? Juk mes patys esame labai tolimi nuo idealo. Ravas, mes patys labai tolimi nuo idealo, bet mes reikalaujame idealų iš kitų. Ir todėl, kad aš noriu užsipildyti, aš noriu, kad manyje egzistuotų aplink mane būtų idealų žmonės, kad aš turėčiau idealią šeimą, visas aplink būtų idealu, o aš pats tais idealais mėgausiuosi. Tai aš vadinu idealiais santykiais, idealius požiūrį į gyvenimą.
O mokinys, o kaip kabaloje? Ravas. O kabaloje mums tenka daryti ne taip. Mums tenka pasiekti pusiausvyrą su aplinka. Tai yra, aš galiu jausti save esantį idealiuose santykiuose su aplinka, jeigu aš tuos visus mane supančius myliu. Tik tokiu atveju. Klausimas. Draugystė ir meilė mūsų pasaulyje tai yra noras gauti? Ravas taip. Rimtas egoistinis noras gauti yra vadinamas meilė. Iš bendruomenės prašyk kabalisto, paklaus kabalisto, Facebookas, ką kabalistas laiko savo draugais ir ar jis daug turi draugų. Ravas, kabalistai neturi draugų. Kabalistai bet kuris žmogus, kuris užsiema davimo savybių ir meilės savybių ieškojimų bendrai su kitais grupėje, jis yra jo draugas. Tai mokinys reiškia, yra draugai. Ravas, ivrito kalba, haver nuo žodžio hibur, susijungimas, susivienimas. Tai yra tie žmonės, su kuriais aš galiu susivienyti, tam, kad atskleisti savo egzistencijos prasme. Tie žmonės yra vadinami mano draugais. Mokinys tik taip. Reiškia, kabalistas negali turėti draugų, ten kažkokių, kurie su kuriais žaidžia futbolą ar dar kažką. Ravas, ne, nieko tokio nėra. Aš turėjau daugybę draugų, kai aš buvau jaunuolis, tarkim, ir mes draugavome ten kažkur iki 20, iki 22 metų, po to išsivažinėjome, kas į armiją, kas į universitetą, kažkas dar kur nors. O dabar mes va čia susitinkame. Aš susitikau su jais maždaug 1-2 kartus ir daugiau. Ne, jie mane kviečia, o aš visada kažkaip nerandu laiko, jėgų, noro dalyvauti tose susitikimuose. O ką su jais daryti? Tu supranti? Visiškai skirtingi. Aš taip pat sutikau Amerikoje, Vokietijoje savo buvusius draugus ir kursiokus įvairiausius. Bet ne, visiškai nėra jokių bendrų tikslų, norų. Nėra apie ką kalbėti. Galima kalbėti tik apie tai, kas buvo kažkas prieš 50 metų arba kaip pragyvenome gyvenimą. O apie dabartį ir ateities iš vis nėra. Panašus klausimas iš klasiokų. Užsiėmimas kabala keičia požiūrį į pasaulį. O kas bus su kolegomis, draugais, kurie kviečia pasivažinėti slidėmis, į restoraną, ar dar kažkur? Kas bus su tais giminaičiais, su tėvais, su viskom, kas dabar nesutinka, kas žiūri Ravą Laitmaną? Ravas, taip, aš sutinku. Aš taip pat pergyvenau. Aš taip pat turėjau tokias pat problemas ir su tėvais. Aš turėjau augantį biznį, aš jį uždariau, verslą. Pas manęs, kaip sakyti, viskas subirėjo. Dėl to, kad aš išėjau į kabalą. Persikėliau pas savo mokytoją ir tik ten šalia jo egzistavau. Tėvai, žinoma, dėl to galbūt nukentėjo kažkaip. Šeima kažkuom natūraliai pamažino savo kažkaip gyvenimo, egzistavimo lygį galbūt. Bet aš neturėjau kitos išeities. Todėl, kad jeigu ne tai, aš nebūčiau jautęs, kad aš iš vis turiu gyventi šitame pasaulyje, egzistuoti. Mokinys, vis dėlto buvo jūsų pasirinkimas. Tai buvo jūsų pasirinkimas. Ravas, taip, tai buvo mano pasirinkimas. Mokinys, jūs taip nelabai pareklamavote čia dabar. Žmogus dabar mūsų klauso, dabar sakys, Ravas, tai nesvarbu, jis turi klausyti, tai jo reikalas. Mokinys, negalima vieną kartą su slidėm pasivažinėti, 2 kartus su draugais susitikti? Ravas, žinoma, kad galima, jeigu turėsi tam norą. Mokinys, jeigu bus, jeigu nebus, aišku. Ravas, o aš sakau, kad to nebus. Mokinys, iš anksto sakote, kad nebus. Ravas, taip, nebus. Jeigu turim tai, tom užsiimsi, tai nebus. Jeigu tom užsiimsi kaip hobiu, kartais laisvu nuo darbo laiko pasiklausau kažką, o po to kažko užsiimsiu kažko kitu, tai jau kitas reikalas. Aš ir prieš tai ir su to neprieštarauju, bet jeigu nori užsiimti rimtai, tai reiškia, kabala žmogų paima pilnai ir jis tame yra visą gyvenimą. O kam daugiau jis dar gyvena šitame
pasaulyje. Jeigu jau taip rimtai užsiduoti to klausimu iš tikro kabalisto požiūrio taško. O kam? Žmonės jau nežino, kam gyvena. Tam, kad nuvažiuoti žvejybą? Na, taip pat gerai, bet, pasivaikščioti taip pat gerai. Aš nieko prieš tai neturiu, bet kada prieš tave yra tokia milžiniška rimta galimybė, kaip pasiekti aukštesnį pasaulį, dar šitame pasaulyje, na, tai visi likę, visos likusios galimybės užsipildyti, jos atkrenta. Mokinys. Klausimas iš Aleksijaus. Nuo ko priklauso laimė mūsų pasaulyje? Kodėl kai kas mūsų pasaulyje laimingas, o kitas kenčia visą gyvenimą? Ravas, aš mačiau žmonių, kurie yra vargšai ir laimingi. Mačiau žmonės milijonierius ir netgi pilnai milijonieriais, tokie, kurie turi po 500 milijardo, kurie turi 300 milijardų, 300 milijonų. Aš mačiau tokius žmonės ir nebūčiau pasakęs, kad jie yra laimingi. Tai yra laimė, tai yra visiškai individualus gyvenimo pojūtis, kai žmogus yra harmonijoje su tom, kuo jis užsiema ir su tom, ką jis jaučia. Nepasakyčiau, kad tai yra pas visus, kurie užsiema kabalą, bet tai priklauso nuo to, kiek jie teisingai dirba su savimi ir teisingai pozicionuoja save visos kūrinijos atžvilgių. Irina klausė, kaip sužinoti, kokius trūkumus savie reikia ištaisyti? Ravas. Savyje nereikia nieko taisyti. Brangioji Irina. Vienintelis dalykas, ką reikia padaryti, tai sutvarkyti teisingus santykius tarp savęs ir tarp savo draugų, kurie mokosi kabalos ratelyje. Sukurti tarp jūsų taip vadinamą dešimtuką, kuriame jūs toliau pasieksite aukštesnį pasaulį ir kūrėją. O tai pats svarbiausias dalykas. O visa, kas liko, tai kaip nors susitvarkys. Panašus klausimas, kita Irina. Brangus mokytoja, jeigu aš žinau, kad mano baisios savybės iššaukia priešingo santykio su manimi reakciją, vis tai konfliktuose mano blogos savybės išsiveržia. Kaip dabar aš turėčiau ištaisyti savyje tas neigiamas savybės? Gavas. Pirmiausia, žmogus, kai padeda mokytis kabalą, pas jį pasireiškia labai daug tokių neigiamų savybių. Jis nervinasi, jis laiky įtemptas, įsitempęs, piktas, jam visą laiką atrodo, kur taip toli, viskas kaip, ką, aš niekaip neįveiksiu, mano galva negali ir širdis negali visko sutalpinti, visos tos informacijos, kurie aš nuolat girdžiu, tos knygos, toje vertimai, viskas visiškai gerai, visiškai teisingai, taip yra. Bet jums reikia nusitaikyti į tai, kad kabala yra suvokiama ne tokiu būdu. Tai nepriklauso nuo žinių kiekio, kai jūs pradėsite pasiekinėti aukštesnį pasaulį. Tai priklauso nuo jūsų įsijungimo į grupę. Kiek jūs tuom valdysite. Kiek jūs valdysite, tai kiek jūs tame būsite, kiek jūs ištirpsite tarp savo draugų. Ir būtent ištirpime juos tarp jų, jūs pradėsite jausti aukštesnį pasaulį. Tai kad tam reikia priešingai, būti neįsitempusiam, o tik tokiu gerai nukreiptų į bendrą susijungimą su draugais. Ir ieškoti tame bendrame susijungime aukštesniosios jėgos. Ji tenais pasireikš, tik ten. Ir todėl tai nepriklauso nuo jūsų įtampų, įvairiausių nei protinių, nei fizinių, o tik nuo priešingai. Atsipalaiduokite. Nuleiskite save ir pabandykite būti kartu su jais jų viduje ir pamatysite, kaip tai įvyks. Tik tokiu būdu žmogus įeina dvasinius pojūčius. Mokinys, tai reiškia, kabaloje tokių dalykų nėra, kad man kyla kažkokie norai ir aš kažkaip save riboju, kažką darau. Viskas savaime vyksta prioritetai. Ravas, ne. Na, kad aš kalbu, kad tu turi ištirpti tarp draugų, tai ne taip šiaip savo, kad tu paleidi save. Tu darai tam tikros pastangas, veiksmus ir taip toliau.
Mokinys, ne, aš turiu omenyje norus, kurie kyla įvairiausiems šio pasaulio malonumams. Ravas, nesvarbu. Nesvarbu, svarbiausia, kad noras pasiekti aukštesniojo pasaulio ir kūrėjo, tas noras dominuotų. Mokinys, dabar davėte patarimą atsipalaiduoti. Dabar aš matau, kad daugelis žmonių, kurie padeda mokytis, jos laiko jaudina klausimas, ką daryti. Reikia kažką staigiai savie keisti, ieško savybių. Ravas, tik nuolatinės treniruotės 10-tuke. Tik tame yra teisingo tobulėjimo sąlyga. Tania klausia, ar tokia mūsų žemiška meilė nėra kliūtis pasiekti kūrėjo dvasinėme pasiekime? Ravas, ką reiškia tokia mūsų žemiška? Mokinys, na, tarkime, yra du žmonės, jie labai vienas kitą myli, vyras ir moteris. Ar tai gali būti toks potraukis, na, kiek aš supratau, toks potraukis, na, arba žmogus ten labai myli savo šeimą, labai, jam tai viskas vaikai, na, tarkime, yra tokie iki beprotybės. Ravas, na, žinoma, tai yra kliūtis. Bet tai kliūtis, kuri labai greitai praeina. Bet kuri netgi pati baisiausia žemiška meilė praeina po 2 metų maksimum. Ir po to visada galima tai viską subalansuoti su savo grupe, su užsiėmimais. O kai jeigu turėjo mintį ne apie meilę tarp vyro moterus, o pažiūrėjau meilę profesijai, tėvynei. Ravas, aš jūs nesuprantu, apie ką jūs kalbate. Jeigu jūs tai domina, eikite pirmin. Jeigu nedomina, ilsėkitės. Braitas iš Anglijos klausia, kur yra kabalisto vaidmuo kaip psichologo toje sunkioje realybės pažinimo grandinėje ir kaip bet koks žmogus gali susipažinti su jais, su psichologais. Mokinys, ne, kaip galima susipažinti su kabalistais kaip psichologais, kurie turi mokyti žmonės? Kabalistai turi mokyti žmonės kaip psichologai, kokiu būdu jungtis tarpusavy. Na ir kas? Mokinys, jis klausia, koks vaidmuo pas kabalistus tam, kad išmokyti žmonės jungtis. Ravas, na kaip mes statome 10-tukus? Tai va, tokiu būdu reikia tęsti jų statybą. Mes duodame pavyzdį. Pas mus visą tai praktikoje. Tai ir yra mūsų mokymasis. Mokinys, jog to pačio mokinio klausimas, kokias savybės turi turėti mokinys, kad jis galėtų mokyti tai, ką mes mokomės. Ar jis gali mokyti kitus? Ravas, jis turi pats pilnai tame dalyvauti, iš savo praktikos mokytis ir tada jis galės to mokyti kitus. Kabala tai yra pats praktiškiausias mokslas. Mokinys, o pasakykite apie draugystę. Kas tai yra, kai du žmonės, tarkim, du draugai? Kas tai iš vis per tarpusavio santykiai? Kokie ten kyla jausmai, emocijos tarp dviejų draugų? Ravas, bendrumas, užtikrintumas palaikyme, šilumos ir tarpusavio supratimo pojūtis, tai yra vadinama draugystė. Mokinys, o tai gali būti iki gyvenimo galo? Jūs matote tokius atvejus? Ravas, aš nežinau, galbūt tokie dalykai ir yra. Kabalistinė draugystė gali būti tokia, žinoma, ir netgi aukščiau gyvenimo ir mirties ribų. Žmogus pradeda atskleisti visiškai naujus pojūčius, kurie tęsiasi jau nebe mūsų gyvūninėse organizmuose. Mokinys, o jūs žinote, mūsų gyvenime yra tokie atvejai, kai draugas už kitą draugą atiduoda gyvybę. Ar tai sveikintina kabaloje? Ravas, na, būna tokie dalykai, ir ką? Mokinys, o tai ką kabala sako apie tokius dalykus, tai normalu? Jeigu du draugai mokosi kabalos, ar jie gali tai pasielgti? Ravas, kabalai tai niekaip nežiūri, bet jie nieko nesako, nei už, nei prieš. Tai priklauso nuo žmogaus. Mokinys, nuo situacijos, nuo žmogaus. O yra kaip nors torai aprašytos kokios nors taisyklės, kad atiduoti gyvenimą ar ne, ar tokios taisyklės nėra? Ravas, tokios taisyklės nėra, tokio įpareigojimo nėra. Bet jeigu reikia, žmogus atiduoda. Aš manau, už tiesų užtikrintas, kad yra tokios galimybės, yra tokios aplinkybės, kai mama gali už vaiką atiduoti savo gyvybę. Na, kada? Mokinys, ne, man suprantama, aš turiu menį du draugus. Ravas, na, du draugai, na, kodėlgi ne? Na, tai kad toks ryšys gali būti labai stiprus. Mokinys, tada, kada jo gyvybė aukščiau manosios. Gali būti tokia būsena. Ravas, taip, kad aš jaučiu jį aukščiau savęs. Svetlana dalinasi, noriu žinoti, ar teisingai suprato. Mes neseniai supratome, kad reikia koncentruotis į santykius, o ne veiksmus. Ir tada bendri veiksmai tai yra tik tais priemonė pastatyti santykius. Ravas, taip, žinoma, taip. Michailas iš YouTube'o klausia, ką turiu padaryti, kad visi, kas mane supa, jaustųsi laimingais?
Ravas, aš turiu dirbti su tom, kad jausti, kad jie jaustųsi laimingais. Aš turiu pabandyti padaryti jiem tas sąlygas. Bet vėl, o kas tai per žmonės? Kas jie? Tai mūsų grupė, kuri užsiema, kuri siekia dvasinio tikslo, ar tai paprasčiausiai kažkokie jo draugai darbe, ar dar kažko? Ar tai giminaičiai? Reikia atskirti vieną nuo kito. Aš kalbu apie tai, kad mes turime būti kabalistiniuose santykiuose tik mūsų dešimtukų viduje. Taip. Aleksandras klausia, ar aš turiu galvoti apie laimę ir kito tobulėjimą? Mokinys, jeigu aš esu grupėje, aš turiu rūpintis, kad jie visi eitų pirmin ir priekį manęs. Mokinys, jeigu aš teisingai suprantu, du dalykai. Tai reiškia, grupėje žmogus turi rūpinti savo draugu, apie būtiniausius dalykus, kad jis turėtų ir viskas, o toliau tik jo dvasinių augimų. Bet teisinga, daugiau nieko. O kas nusprendžia, kas būtiniausia, pats draugas ar grupė, ar kavas, na, bendrai mes taip jaučiame. Na, apitiksliai, kad normaliai egzistuotų taip. Kad žmogus galėtų, kas vadinama, pabaigti mėnesį. Mokinys, reiškia, aš tom turiu rūpintis, o visą, kas liko, tai reiškia tik rūpintis, kad jis, ne, aš neturiu tom rūpintis visiškai, bet aš turiu klausinėti savęs, ar žmogus turi pakankamai lėšų, kad galėtų normaliai egzistuoti, o jeigu ne, tai aš turėčiau bandyti jam padėti. Na, jeigu tai įmanoma. Būna tokie atvejai, kad tai yra neįmanoma. Mokinys, o ką, visą likusį laiką aš paprasčiausiai vaikštau ir galvoju, ką man padaryti dar draugui, kad jis pasiektų kūrėjo dvasingumą. Taip, visą dieną vaikštau ir galvoju. Ravas, todėl, kad jo dvasinis pakilimas tai yra pati geriausia priemonė tavajam dvasiniam pakilimui. Mokinys, tai reiškia, reikia save taip įtikinti. Ravas, neįtikinti, todėl, kad jūs kartu esate dvasinė ląstelė. Jeigu tu galvosi apie jį, tai natūraliai tokia ląstelė tada kils. O jeigu tu galvosi apie save, tada tu leisiesi. Todėl yra pasakyta, kad draugo materialumas yra mano dvasingumas. Mokinys, o kodėl mes iš vis darome tiek mažai įvairiausių veiksmų tame materialiame pasaulyje? Toks turtingas pasaulis, kurie viską sukūrė, o mes tik vidinį darbą. Ravas, todėl, kad mes nesukūrėme tokios visuomenės, kad per materialius veiksmus taip pat galėtume įtakoti vienas kitą, kabalistiškai. Mokinys, reiškia, čia aukštesnysis pilotažas. Ravas, na, matyt, taip, gal poryt pradėsime mokytis paskutinę kartą Balis Islamo knygą. Tada mes sugebėsime jau daugiau apie tai pakalbėti. Nikolajus klausė, o ką, visi veiksmai yra tik tame, kad tu sėdi rate ir kalbi? Tai yra kalbi ir arba mokaisi, arba klausai mokinį, viskas. Daugiau nieko nereikia daryti. O tai kaip pasaulis visoks skirtingas, visko galima čia veikti? Ravas, geriausia nieko nedaryti. Nieko gero nėra. Nieko gero iš pasaulio nėra nei žmogų, nei žmogų iš pasaulio, nei pasaulio iš žmogaus, jeigu jis ką nors daro. O kam visą tai sukurta? Ravas, sukurta tai, kad tam, kad tu ramiai egzistuotum ir darytum taip, kad tavo ryšiai su visais kitais būtų idealus. Jeigu aš būčiau kūrėjas, aš būčiau sukūręs šitą kambarį, apvalius stalus, ir kad visi ten sėdėtų ir kalbėtų. Nei gertų, nei kalbėtų, nei valgytų nieko. Ravas, o dabar tu tai turi padaryti kartu ir su maistu, ir su viskuo. Klausimas iš Rustamo, kol aš esu, yra mano pasaulis. Tik ką? Ar tikras laimė, jeigu aš esu? Ravas, tikra laimė iš to, kad aš atskleidžiu kūrėją ir aptinku, kad aš suteikiu malonumą jam. Tuo metu aš esu savo aukštesnėjame dvasinėme taške. Bet tai jau iš tiesų jau toks pilnas atskleidimas. Mokinys, sakykite, mūsų santykiuose, kokį mes egoizmo formą taisome? Nes yra egoizmai, kurias reikia taisyti, yra kur nereikia. Kokį iš jų reikia taisyti? Ravas, yra gyvūninis egoizmas, yra dvasinis egoizmas. Dvasinį egoizmą reikia taisyti. Gyvūninį egoizmą mes jo taisyti negalim. Tai yra mūsų kūno dalis. Palik jį tokį, koks jis yra.
galvok tik apie tai, kas yra priskiriama tavo ryšiui su grupe ir su tavo grupe ir per grupę su kūrėju. Ir tik šitą egoizmą reikia taisyti. Viską, kas liko, ištaisys savaime. Pats. Tai automatiškai įsijungs į tavo pastangos grupėje ir pastangas ties kūrėjų. O kai jūs gerai pažinkite, tas gyvūninis egoizmas, aš suprantu, kas tai tokia. Na, gyvūninėme lygmenyje. Tai ten yra norai, tai toliau. Mes kalbame, kad mes turime socialinius lygmenis, tai yra pagarba, valdžia. Na, tarkim, man kilo noras valdyti draugus, ką aš tai turiu taisyti ar ne. Taigi, nesusijęs su dvasingumu. Na, tai socialinis noras. Ravas, jeigu tu užsimsi ryšių su draugais, tada tai susibalansuos. Gerai, o kas yra dvasinis egoizmas? Ravas, dvasinis egoizmas, kada tu nori kaip senelė susidūžusią gervę, susidūžusią geldą, kai norėjo valdyti aukso žuvelę, kai norėjo valdyti viską. Va, virš kūrėjo. Mokinys reiškia valdyti kūrėjam. Ravas, žinoma. Mokinys gerai, o prie ko čia tada draugai, jeigu aš jau kūrėjai jaučiu? Ravas, tu nejauti kūrėjam, tu nori paprasčiausiai būti virš visko. O kuom tai pasakyta? Tom, kad tu ignoruoji kabalisto patarimus, kurie tai atskleidė aukštesniam pasaulyje, gavo iš kūrėjo, o tu dabar nenori pasinaudoti jų patarimais. Mokinys, ir tokį egoizmą reikia ištaisyti? Ravas, ir tokį egoizmą tu privalai taisyti. Mokinys, o visą, kas liko? Ravas, nėra prasmės. Tai įstaisys savaime, automatiškai. Tas egoizmas įsijungs į tai, ką tu darai. Mokinys, dar reikia tokį egoizmą pajausti. Ravas, nu tai pradėk dirbti ir tu pamatysi. Tu panorėsi būti virš visų ir tuomet skaičia ir virš kūrėjo. Ravas, mokinys, bet tai žmonės įprastai bijo kūrėjo, o tu dar čia nori valdyti jį. Ravas, ne, kabaloje niekas nebijo. Čia daug klausimų apie temą šeimos, kaip neįžeisti artimųjų, jeigu jie nesupranta, kuo tu užsiemi. Ravas, pasakyti jiem, brangieji mano artimieji, aš radau labai savo svarbų užsiemimą. Ir prašau jūsų, leiskite man užsiimti tuo hobiu. Viskas, aš padarysiu viską, ką reikia, kad aprūpinti šeimą būtinais dalykais, bet visą, kas liko, visą savo laiką likusi, aš noriu pašvęsti šito mokslo studijoms. Štai ir viskas. Yra žemėje tokie žmonės, kurie užsiema vieni žvejybą, kitus traukia futbolas, treti dar kažkom. Mokinys sako, į kalnus laipė, taip, į kalnus laipė, ko tik nedaro, o aš noriu užsimti tuom. Viskas, leiskite man ramiai užsimti, nuo to niekam blogiau nebus. O viskas, ko reikia šeimą, aš pasistengsiu. Aš pasistengsiu, kaip pasakius, užpildyti. Mokinys, tai tavo būtų idealios šeimos. Tai tarsi aš pasirengęs padaryti viską, tai duokite man. Pravas, ne viską, o tai, ką galima padaryti šeimai, darau, tam ribų nėra. Žinoma, žmona gali pareikalauti ten kiekvieną sekmadienį nupirkti po naujus kailinius, o kiekvieną šeštadienį vežti ją kur nors į Paryžių, ar dar kur nors į kokius nors apsipirkimus. Aš rūpinuosi, stengiuosi aprūpinti šeimą būtinais dalykais, o visą, kas liko, aš privalau atiduoti tam savo potrukį. Viskas, tiek ir tai reikia. Palaipsniui, švelniai, su meile. Reikia tai pateikti, netgi be žodžių, kada tai taip gautųsi. Mokinys, įdomus klausimas. Jeigu tiesą sakant, aš nenoriu mokytis kabalos, bet aš neturiu pasirinkimo. Taip kaip aš suprantu, aš jaučiu, kad manęs nepaliks ramybėje. Ar aš klystu kam nors? Ravas, nežinau, pabandyk pabėgti. Pabandyk bėgti iš čia. Dingti. Pasiseks taip. Nepasiseks, tada nusispręsk galutinai ir negrįžk. O čia ten bėgioti, užsiimti truputėlį taip, truputėlį ne, iš to nebus naudos. Iškart noriu tiesiai pasakyti, neverta. Neverta pradėti, nusivilti, kaltinti kabalą kom nors, vietoj to, kad pakeisi save. Yra mokslas, jis turi sąlygas. Norite į jį įeiti, turite toms sąlygoms atitikti. Ne, negalite atitikti sąlygas. Prašoma, tada eikite kuo toliau nuo to. Ir siūlau netgi dabar.
Ne, aš sakau, rimtai, čia labai rimtas reikalas. Sergejus iš Vokietijos, labai panašus klausimas, jis sako apie tai, na, jis ne iš baimės, sako, toks pojūtis, jeigu jis nesimokys, tai kuriejas jį nubaus. Ravas, ne, kuriejas nieko nenubaudžia. Va, draugas sėdi prieš mane ten grupėje, Düsseldorf. Taip, ne, Kiolnas, Düsseldorf. Galite nebijoti, galite ramiai, nėra ko bijoti. Ne, žiūrėk, kokie veidai ten sėdi. Nėra ko bijoti, kuriejas nieko už nieko nebaudžia. Bet yra galimybės. Yra rimtai galimybė atskleisti savo iš tikrųjų aukštesnį pasaulį. Argi tai neverta? O ką jūs turite šitame pasaulyje? Na, praeis dar ten 20, 30, 40 metų. Kiek? Na, bendrai, tai ir viskas. Na, tai, o čia jums atsiskleidžia amžinybė. Jūs nejaučiate, kaip jūs perinate iš pasaulio. O kūnas, jis atkrenta ir viskas. Na, kaip raketa, kuri startuoja, atidirba laiptelis ir nusimeta jis žemiau, o jūs skrendate toliau. Mokinys, o jūs ar turėjote kokį nors hobį iš vis gyvenime? Ravas, aš hobio neturėjau. Mokinys, niekada iki kabalos taip pat nebuvo. Ravas, ne, iki kabalos aš hobio neturėjau, nes aš turėjau labai rimtą biznį. Verslą. Aš užsiminėjau juo nuo ryto iki vakaro. Taip, labai rimtai užsiminiau. Ir žinoma, išsiskirti su juo man buvo labai nepaprasta. Mokinys, galbūt pas jūsų mokytojų arba pažįstamus kabalistus. Na, aš negaliu suprasti, kodėl negalima susijęti hobio su kabala. Kabala yra hobis, kaip tai gali būti kitaip? Na, kaip aš galiu užsimti kažko mažu, jeigu yra kažkas tokio didelio? Na, vieną praryja kitą. Na, dirbti tu privalai, aprūpinti šeimą, rūpintis ją, taip pat privalai. O hobis, ne, man neužtenka čia vietos nei širdyje, nei prote, kad dar kažkom užsimti. Gerai, o jeigu padaryti tą hobį grupės rėmuose, kažkaip su 10-tuku važiuoti? Ravas, važiuoti kartu su 10-tuku, tai jau visiškai kitas reikalas. Taip, jeigu žmogus mėgsta keliauti, tarkim, ir daro tai kartu, kaip pasakius, 10-tuko rėmuose, na, tai jau gerai. Mokinys iš Charkovo. Mano asmeninių savybių ištaisymas atveda prie atitolimo nuo mane supančių žmonių. Ravas, nepergyvenkite, kad nuo jų atitolote. Žmogus visada yra tokioje būsenoje, kai jis artėjo prie to, ko jam reikia, ir tada atitolsta nuo to, ko jam nereikia. Taip mūsų egoizmas automatiškai išrūšiuoja. Taip, kad atitolote, tai tolkite. Negalvokite apie tai. Galvokite apie tai, kaip artėti link tikslo. O tai, kas viskas atkrinta pakeliui, dėl to nepergyvenkite. Klausimas, jeigu viskas materialiame turi dvasinę šaknį, tai mano šeima tai taip pat neatsitiktinė. Tai jeigu yra kūrėjas, reiškia, aš ar neturiu atskleisti kūrėjo šeimoje? Ravas, ne, jokios santykio su to nėra. Yra gyvūninė dedamoji ir yra dvasinė dedamoji. Gyvūninė dedamoji tai yra šeima. Reikia ją rūpintis, reikia būti šeimos rėmuose, bet dvasinė dedamoji turi ryšį tik su siela. Ir nereikia painioti vieną su kitu. Tai yra, aš turiu savo gyvenime, savo pasaulyje rūpinti savo vaikais, žmona, mama, tėvų, artimaisiais, bet tai neturi jokio ryšio su mano siela. Niekaip. Taip ir pasakyta Toroje, kad atsijungs tėvas, žmogus nuo savo tėvo ir motinos ir prikis prie kūrėjo. Liudmila, gerbiamas mokytojau, aš suprantu, kad kūrėjas per žmonės kalba su mumis. Ravas, taip. Mokinys per žmonės. Ravas, taip. Galima girdėti, kaip jis per žmonės kreipiasi į tave. Bet visiškai ne taip, kaip žmonės kreipiasi į tave. Jis tau nori visais tais poveikiais į tave, iš visų pusių, per žmonės, per gyvūnus, iš vis per viską, kas yra aplink tave, jis su tavimi kalba. Ravas, tai yra šitas pasaulis yra kūrėjo kalba. Ir per gyvūnus, taip pat Ravas, ir taip, ir per gyvūnus, ir netgi per augalus, ir netgi per akmenis. Mokinys, o ką jis nori pasakyti? Ravas, o tu truputėlį įtemko vidinę klausą ir tu išgirsi.
Vasilijus iš Charkovo. Pakilimas į aukštesnį lygmenį, ar duoda valdymą visiems santykiams, arba bent kažkokią dalį? Ravas, jokių būdų. Pakilimas virš savęs, jis duoda pakilimą virš savęs, bet ne virš kitų. Ir žmogus tada gali, kaip čia pasakyti, valdyti save tam, kad būti geru su kitais. Štai ir viskas. Mokinys ne su kitais, bet su santykiais. O su santykiais taip pat tas pats. Ravas taip, su santykiais tas pats. Tame ir yra visas mūsų išteisimas. Padaryti mūsų santykius su kitais tiek artimus, kad juose atsiskleistų kūrėjas. Štai Aleksandras klausė, jis sako, štai žmogus eina ir gatve ir, tarkim, pametė piniginę su pinigais. Na ir staiga jis galvoja, prisimena, kad pasirodo, tai buvo bausmė dėl to, kad nenuėjo į pamoką, dar kažką nors. Tai toks klausimas, ar jis teisingas ar ne? Ravas, kokia šia kvailystė, ką tu Miša? Kas tą čia klausimą užduoda? Aleksandrai, paeikite jūsų kvailystės, dar to labiau iš Kišiniovo. Mokinys, o kaip interpretuoti? Ravas, niekaip neinterpretuoti, niekas nežino, kodėl ir kaip. Ir čia neįmanoma sužinoti. Ne, niekaip. Ir jokių atvejų nedarykite tokių išvadų. Nejunkite tokių dalykų vienas su kitu. Jūs po to pamatysite, kiek jūs viskame tame klydote. Niekaip, tai kvaila. Ir svarbiausia, tai jau ir ateičiai jį riboja ir padeda jam duoti kažkokius nereikalingus ryšius, užuominas. Mokinys, o kaip vis dėlto? Ravas, niekaip. Mokinys, kaip žiūrėti problemas? Na, kas man jas siunčia? Tai aš visi kažkaip turiu. Ravas, ne, žinoma, aš žinau už ką, aš tau pasakysiu. Tai visos problemas tau yra siunčiamas už tai, kad tu esi egoistas. Ir tu privalai pirmoje eilėje sutvarkyti savo ryšius su draugais grupėje, o per juos tu pritrauksi gerą aukštesnė šviesa, jį tave ištaisys ir tada tu nepradėnėsi piniginės. Tau ir nereikia jų. Jeigu nereikia prarasti, o jeigu tau reikės prarasti, tai prarasi. Tai tavo reikalas. Mokinys, aš galiu būti 10-tuke, nueiti iki vakaro, kiekvieną dieną pamesti piniginę. Ravas, taip, gali ir dar kaip. Mokinys ir nėra prasmės stengtis suprasti, kas vyksta, kokios priežastys, dėl kad tai taip pat labai dažnai stengiasi padaryti. Ravas, tai ne tik, kad tai nėra prasmės, tai yra uždrausta, todėl kad tu, kol tau aiškiai neatsivers visa sistema, tu vis tiek nežinosi nei priežasčių, nei pasiekmių. Mokinys, gerai, o gydymas, jis vis dėlto vis tiek, bet kokiu atveju per 10. Aš galiu savo pasakyti taip, jeigu aš turiu kažkokias problemas, reiškia, aš nepakankamai dedu į meilę draugams. Ravas, bet kokiu atveju tu 10-tuke papuoli 10, pataikai 10-tuką. Mokinys, reiškia, jeigu aš pametu piniginę, reiškia, aš eisiu 10-tuką, sėdėsiu su jais, jungsiuosi, ir tai iš principo yra vaistas. Ravas, taip, bet tai nebūtina, kad tau tą piniginę gražins. Mokinys, aš jau supratau tai. Gerai, kita tema. Fiodoras užduoda klausimą. Kabala padeda žmogui būti kūrybišku, padėti žmonėms dovanoti gyvenimo dvasią. Ravas, taip, visa taip. Kabala žmogų vysto, nors jam atrodo, kad jį riboja, bet jis iš tikrųjų daugiau savo viduje. Bet Kabala daro jį, ruošia jį prasiveržimui į dvasinį pasaulį. Žinote, prasiveržimui. Todėl mums ir atrodo, kad jis toks užsiribojęs, užsiciklinęs ties kažko vienu. Tai teisingai. Bet iš principo jau po prasiveržimo atsiskleidžia begalybė. Mokinys, gerai, o žinote, mokslininkai sako, kad mes ruošime laidų ciklą, mes turime draugą, kvantinė fizikos atstovas, mes turime padaryti porą laidų, jis taip įdomiai parašė. Na, žinoma, anksčiau iki jo parašė tai, bet pasirodo, kad elektronai elgiasi arba kaip dalelės arba kaip bangos. Na, jeigu mes jo žiūrime, jie elgiasi kaip dalelės. Ir gaunasi taip, jeigu aš žiūriu per savo egoizmą į 10-tuką, tai aš matau ten 10 kūnų, taip? O jeigu aš žiūrėčiau nesugadintas egoizmą, tai aš matyčiau ten vietoj tų 10 kūnų ten kažkokias jėgas, energijas, taip kabalistas mato. Jis nemato, jis mato tik jėgas, Ravas norus. Mokinys, žmonių norus mato, taip? Jėgos norai, tai
Ravas, na taip. Mokinys, tai išeina, kad mokslininkai kalba teisingai. Ravas, mokslininkai kalba ne iš to požiūrio taško. Jie iš vis sako, kad materijos nėra, nieko ten nėra, o yra tik bangos. Ne, mokinys sako, ne, mes jeigu tik žiūrime, materija yra, bet jeigu pačios iš tavęs jos nėra, jas jį ten tik bangos. Ravas, taip, tai viskas mūsų atžvilgiu. Mokinys, reiškia viskas teisingai. Reiškia, kabalistas mato, jam dešimtukas tai nėra dešimtukas. Ravas, taip, dešimtukas yra, kai jis mato savo egoizme. O kai jis pakyla virš savo egoizmo, jis mato jau kitaip. Gyventojų klausimas, Jelena, ar aš galiu ateiti į Kabalą truputėlį vėliau, kai atliksiu įsipareigojimus prieš vaikus, įsitvirtinsiu materialiai? Ravas, galima, aišku, tai jūsų reikalas, jeigu suspėsite. Nataša iš Kijevo, kuo labiau užsiemu Kabalą, jau 4,5 metų mokosi, tuo mažiau potraukio jaučiu vyrams. Dėl to negaliu įsimylėti. Ar tai normalu? Ką daryti, kaip sukurti šeimą? Ravas, aš nežinau. Aš nemanau, kad seksualiniai norai pas vyrus ar moteris užsimant Kabalą prapuola. Ne. Priešingai rašoma apie tai, kad jie kaip tik įsiliepsnoja su didžiulė jėga ir kad tai viena iš kliūčių kūrybinėme kabalisto kelyje. Tai yra, reikia padaryti taip, kad tai žmogų netrukdytų užsiimti grupėje ir taip toliau. Taip, kad, bet tai, kad nueitų tie seksualiniai norai. Na, tai galbūt labai trumpai kelio pradžioje. Todėl, kad žmogus yra apimtas kabalos mokymosi, jį taip pilnai tai apima, kad jam daugiau nebereikia nieko. Ir tie malonumai, ir tie įspūdžiai, kuriuos jis gauna besimokydamas tą medžiagą, na, tie dalykai jam duoda tokį užsipildymą, kad iš tiesų jam daugiau nėra jokio kito potraukio. Galbūt ir apetitas nebūtų. Gali netraukti maistas, seksas, iš vis niekas. Na, tai natūralu, bet tai tik pradžioje. Po to tai ne tik, kad praeina, bet ir netgi pradeda prabusti dar daugiau. Visi tie gyvybiniai, tokie materialūs poreikiai. Irina klausia, kabalistinė draugystė, meilė, laidavimas, ar tai įmanoma tarp moterų? Ar toks gilis dvasinio tarpusavio įsijungimo labiau savitas vyrams? Ravas, taip, tai labiau savita vyrams. Moterims daug sunkiau ir joms to yra mažiau. Moteris gali tarpusavėje susijungti tik tam, kad padėti vyrams. Tame ir yra jų paskirtis. Ir tokiu būdu jos turi elgtis. Būti tikra drauge, draugu, moteriai praktiškai joms tai neįmanoma. Bet kad pasiekti aukštesnį tikslą, tam, kad padėti vyrams, tam, kad atsiduoti kūrėjui, tam, taip, jos gali susijungti tarpusavyje. Bet tik jeigu tarp jų konkretus tikslas, kuris yra ne tarp jų, bet virš jų. O nespratau, kas yra labiau egoistiškas, ar vyras, ar moteris? Ravas, tai skirtingi egoizmo stiliai, supranti? Todėl kalbėti apie tai, kas egoistiškinis, aš negaliu. Aš pasakyčiau taip, kad vyram yra lengviau būti susijusiam tarpusavyje, o moterim lengviau būti nukreiptom į tikslą. Mokinys yra klausimas, bet iš principo mes atskleidėme temą. Na, čia daugybė klaustukų. Kaip galima žiūrėti į santykius šeimoje tik kaip į gyvūninis reikalas. O jeigu šeimoje žmonės bendrai atlieka dvasinį darbą, klausės vienas kito nuomonės, ar čia irgi gyvūninis pradas? Aš nežinau, ką pasakyti. Yra įvairios šeimos, žiūrint, ką aptarinėja, žiūrint, ką skaito. Tai jūsų reikalas. Aš šis neišbraukiu šeimos ir iš jos nieko neišbraukiu, bet laikau, na ir taip visur parašyta, kad jokie, netgi patys giliausi sprendimai šeimininiai su dvasiniu neturi jokio ryšio. Mokinys, gerai, aš prisimenu, jūsų laidose vis laik kalbėjote, kad žmona ir vyras ir Dievo buvimas tarp jų, kad tik sutvarkyti gerus santykius galima tik su trečiu elementu. Tavas galima, bet jeigu tai sugebės padaryti, mokinys reiškia įmanoma. Ne, Ravas, aš tai nekalbu, kad tai tik taip duota ir viskas.
mokinys. Olga iš Haifos. Galima papasakoti truputėlį apie laimę santykiuose su kūrėjai. Mokinys. Ravas, kam? Mokiniai nesako kam. Ravas, ne, mes tokių dalykų nedarome. Pas mūsų yra uždrausta kalbėti apie asmeninius ryšius, apie asmeninius žmogaus išgyvenimus su kūrėju ir netgi žmogaus išgyvenimus su žmogumi. Bendrais žodžiais galime pasakyti draugams, kiek aš vertinu juos, jų meilę, draugystę, mūsų ryšius tarpusavyje grupėje, bet tik bendrais bruožais. Antonas klausia, kaip išgyvenama kūrėjo atsiskleidimas poroje arba grupėje. Kaip tai vienas po kito, ar kaip mokinys kūrėjo atsiskleidimas žmoguje išgyvenamas visiškai individualiai. Individualiai. Ir jokių būdų nei poroje, nei grupėje. Tai atsiskleidimas žmogaus santykių tarp žmogaus ir kūrėjo. O santykis žmogaus su jo pora arba su grupe, jis yra tik, tai yra tik priemonė kūrėjo atsiskleidimo žmogui. Mokinys gerai, kaip tai galima įsivaizduoti, kūrėjo atsiskleidimą, kaip kažkokią meilę, šilumą kažkokią kitų žmonių atžvilgių. Tavas kaip visiškai šilta, amžina, begalinė, beribė jausmų jūra. Mokinys reiškia, tai ne vienas jausmas, tai kažkoks sudėdamasis jausmas. Pravas jausmai, na, gali sakyti, vienas jausmas, koks skirtumas? Rauzė klausia, kokias savybės turi turėti kabalisto žmona? Pravas, ji turi būti jo ištikima palydovė, taip, kad duoti vyrui visas sąlygas, kad jis galėtų užsiimti kabalą. Tatjana iš Dublino užduoda klausimą. Kaip jūs žiūrite į marihuaną? Kaip kabala žiūri į marihuaną? Ravas. Niekaip nežiūri. Reikalas tame, kad kabalistai paprasčiausiai to nenaudoja. Tai sustabdo mintis ir neduoda teisingai savęs išaštrinti, pajausti. Ir todėl nuveda kažkur į šoną, į kažkokius tokius fiziologinius, kažkokius pojūčius. Na, kabala todėl teigiamai tai nežiūri. Tai visi tokie galvojame, kad čia prigesinsime egoizmą, atsilapalaiduosim. Ravas, ne. Čia viskas ne tie metodai. Jurijus klausia. Ar kabalistas gali draugauti su mirtimi? Koks keistas klausimas. Ravas, aš nežinau, ką reiškia draugauti su mirtimi. Kabalistas paprasčiausiai žiūri į fiziologinę mirtį kaip į neišvengiamą būseną, kuri turi išgyventi organizmas, kuriame jis dabar kol kas gyvena, ir save tapatina su juom nedaugiau. O iš tikrųjų mūsų gyvenimas tai yra aukščiau virš to organizmo. Taip. Viktoras Šumacheris iš Niurbergo klausia, kodėl kabaloje mes vienas kitą vadiname chaveru, o ne draugu. Kada chaveras tampa draugu ir tai įmanoma? Ravas, aš šis nežinau. Jivrite taip pat yra chaver ir jivdit. Bet jivdit tai kažkas tokio lengvo, nevartojama. Tai kaip draugas, pažįstamas taip. O chaver nuo žodžio chibur, nuo žodžio ryšys. O jedit tai kažkas tokio, na, žinai, kaip pažįstamas. O kodėl sako pamilk savo artimą? Tai yra artima, o ne tavas artima, tas, kuris artimas tavo pagal idėją. O kodėl nenaudojame žodžio chaver? Kodėl neparašyta pamilk savo chaverą? Tavas įvrite yra daug tokių žodžių. Recha. Taip, tai jau priklauso nuo to, kokiuose tu santykiuose su žmogumi. Chibur tai yra aukščiau visko, chaver. Taip, o recha tai žmogus ne artimas tau, ypatingai, bet su kuriuo tu esi tam tikrame ryšyje. Jedit tai tiesiog kaip pažįstamas. Makir tai dar žemiau. Ir taip toliau. Na, yra labai daug tokių žodelių,
kurie tarsi išreiškia tavo artimo laiptelius tarp vieno ir kito žmogaus. O Rabbi Akiva pasakė, pamilk artimą, tai yra recha, tai reiškia ne chavera, tai reiškia mažesnis lygmuo. Ravas. Chaveras jau yra po to, kai tu jį pamilsi, tada jau bus chaveras. Tatjana klausė, kaip palaikyti gerus santykius šeimoje be nusileidimų. Ravas, niekaip. Ravas, tarpusai nusileidimai ir viskas. Padėkite konkuruoti, kuris labiau vienas kitam nusileis. Tai yra gerų santykių sąlyga. Kas yra zulat? Ravas, zulat tai yra tas, kuris yra ne tavo egoizme, bet tu nori pritraukti. O kaip išversti į rusų kalbą? Mes visus žodžius verčiame kaip artimas. Ravas, jūs galite, aišku, versti kaip norite, bet tai skirtingi žodžiai. Brangusis mano, jeigu kitose kalbose nėra tokio dalyko, ką tu padarysi? Kabala tai labai tokia ypatinga kalba. Tai, kas priskiriama žmogaus dvasiniam augimui, čia yra padalinta į 1000 laiptelių, o visa, kas liko, ne. Mokinys, reiškia, geriausiai išmokti chaver, zulat, Ravas, taip, aš taip ir vartočiau. Aš nematau ne vienoje kitoje kalboje teisingų sinonimų. Mokinys, o zulat tai žemiau nei recha. Ravas, zulat taip žemiau nei recha. Mokinys, bet tai taip pat dvasinis laiptelis. Ravas, viskas yra dvasiniai laipteliai. Michailas klausė, ar aš galiu padaryti jūs laimingu, brangus mokytojau? Ravas, mane? Žinoma, galite, o kaipgi ne. Tuom, kad jūs panorėsite man laimės tame, kad aš kartu su jumis atskleisčiau jūsų dvasinį laiptelį. Mokinys, tęsiant, Oksana, klausausi ir mėgaujuosi kiekvienu žodžiu. Klausimas, ar jūs laimingas savo gyvenime? Ravas, aš laimingas toje apimtyje, kiek jūs man leidžiate būti laimingam, brangi Oksana. Bet iš principo, ką reiškia laimė? Jeigu Kūrėjas man duoda galimybę ir aš tą galimybę realizuoju savo gyvenime, jausdamas, kad tai eina iš jo ir priešingai nuo manęs jam grįžta teisingai, na, tada tai laimė. Ir iš tiesų tai laimė. Gerai, dar porą klausimų į temą. Sergejus užduoda klausimą, kaip galima pamilti artimą kaip patį save, jeigu kiti žmonės tame pasaulyje to nenori. Ravas, ką reiškia nenori? Aš nesuprantu. Jeigu žmogus nenori, kad aš jį mylėčiau, Ugnis, daryti tai vienašališkai, tai jį pamilti. Ravas, taip, žinoma, tai neturi jokio ryšio su juo. Ugnis, netgi jeigu jis neatsako, niekaip. Ravas, taip, kad mylėti kitą, tai nesvarbu, nereikia, kad jis mylėtų jūs. Taip. Ugnis, bet chaver, tai numato atgalinį ryšį? Ne, Ravas, tai chaver, tai jau taip. Chaver tai yra abipusė kryptis į tikslą, vardan kurio susijungia du žmonės tarpusavyje. Miroslavas klausė iš YouTube'o, jis atsako iš principo, ar gali įprasta draugystė būti kliūtis kabalistinė draugystė? Kaip draugams suprasti, ar vieną nepakeičia kito? Ravas, aš pasakyčiau taip, įprastinė draugystė nebus kliūtis kabalistinė draugystė, bet ji iškenties labai rimtus pokyčius. Todėl, kad pasikeičia tikslas, pasikeičia priemonės, pilnai pasikeičia tarpusavio santykiai, taip kad du žmonės, kurie kažkada buvo draugais, įprastinėje draugystėje žemiškoje, jie tampa visiškai kitokiais tarpusavio draugais dvasinėme gyvenime. Dar vienas klausimas. Jūrija, prieš tai buvusiame webinare jūs pasakėte, kad kabalistas privalo turėti šeimą. Tai kaip teisingai pasielgti kabalistui, kai jis turi 55 metus, jis yra našlys, ką ieškoti moters? O ko reiškia 55 metai, vaikinė? Vesk. Ir dar vaikų sugebėsi galbūt susilaukti. Kodėlgi ne? Bet gyventi yra būtina poroje. Pagal kabalą vyras privalo būti vedęs. Taip kad dėk pastangas. Toks klausimas, gal labiau tinka Blicui? Olga klausė iš Lvovo. Kaip jūs galvojate, ar neatsitiktinumas, kad pasakos baigėsi vestuvėmis, o gyvenime nuo vestuvių viskas tik prasideda? Ravas, pasakos tai geri kūriniai. Jos supranta, kad geriau viską baigti ties vestuvėmis.
Раз уж пошла тема про женитьбу, из Jeigu jau prasidėjo tema apie vedybas, mokinė klausia, ar būtina tuoktis su mergina, kuri taip pat mokosi kabalą, netgi jeigu ir nežino, ji, kad dar egzistuoja aukštesnė jėga. Ką daryti? Aš vis dėlto patarčiau surasti savo porą mūsų bendruomenėje. Todėl, kad vis dėlto visiškai, kad žmona nežinotų, nenorėtų, neigtų, ignoruotų, engtų. Na, tai labai sudėtinga. Kam jums reikalingos tokios pašalinės kliūtis? Nereikia pačiam tokių susikurti. Todėl geriausia, jeigu jūs galite susituokti arba ištekėti už žmonių iš mūsų rato. Gerai, mes dabar kalbame apie draugystę. Tai toksai pasakymas, kad pamilk pats save. O ką reiškia pamilti save? Kaip pamilti artimą kaip patį save? Ką reiškia kaip patį save? Ravas, kiek mano egoizmas myli pats save, tiek man reikia virš jo pakilti, kad mylėti kitą. Ravas, mokinys, jis man kaip pavyzdys, Ravas, ne tik kaip pavyzdys, tai aš negaliu pakilti dar aukščiau. Aš galiu pakilti virš savo egoizmo kito meilėje. Tai ir vadinasi, kad pamilk artimą kaip pats save. Irina klausia. Kaip apsaugoti vaikus nuo mūsų pasaulio? Ravas, tik duodant jiems kabalistinių žinių pradmenis, niekaip kitaip. Niekaip kitaip. Jūs patikėkite, kad bet kurios kitos žinios, nustatymai, tai neturi jokios jėgos. Tik jeigu jūs duodate žmogui tas žinias, jeigu jis iš vis supranta, kur link viskas eina, kam, kodėl viskas taip sukasi pasaulyje, kas tas pasaulis, kuo jis baigėsi ir taip toliau, na, tuo jūs jam duodate patį geriausią draudimą pasaulyje. Mes turime labai daug žmonių, vaikų, kurie čia gimė, kurie šiandieną jau patys yra tėvai ir jie čia gimė mūsų rate, mūsų grupėje. Ir aš esu laimingas, matydamas, kaip tai jau antrą kartą gimsta. Aš prisimenu, kai gimė tas tėtė, kuris šiandien jau tampa tėte. Ir aš matau, kad visą tai nenaina veltui. Mūsų vaikai nėra toli nuo mūsų, jie vis tiek ateina pas mus, jie grįžta pas mus. Būna tokie dalykai, kad jie atsijungia kažkokiam laikui, neilgam. Ir vis tiek po to sukasi aplink mus, jie supranta mus, jie mus pateisina. Jūs nepamatysite daugiau niekur, jokioje visuomenėje pasaulyje, kur tėvai, vaikai, anūkai būtų šiandieną taip tarpusiai susiję. Todėl, kad yra bendras tikslas, yra bendras kūrėjas, yra bendra metodika, bendras gyvenimas, bendra grupė. Bendrumas. Todėl aš jums padariu. Stenkitės viską tai susiorganizuoti. Jūs būsite unikalūs. Bet kurioje pasaulio vietoje. Ir iš tiesų, jūs būsite geras pavyzdys visiems. Mokinys reiškia, tai įmanoma draugystė tarp tėvo ir sūnaus. Taip, tikra draugystė. Na, tikra draugystė, aš nežinau kaip tikra draugystė, bet ryšys kabalos pagalba jis pririša. Jis pririša. Taip. Taip, žinoma. Tai čia niekur nedingsi. Tai užsiėmimas, kuris yra bendras jiem abiem, kuris yra virš mūsų pasaulio. Todėl reikia bet kuriais keliais vaiką mokyti ir rodyti jam tame pavyzdį. Mokinys, toksai įdomus klausimas. Irina, kodėl su tokiu džiaugsmu, kodėl žmona turi sudaryti visas sąlygas vyrui? Tai vyriškas egoizmas, aš noriu, kad man sudarytų sąlygas mokytis kabalą. Ravas, galbūt ir taip, pabandykite kaip nors tai išvairuoti. Bet reikalas tame, kad jūs turite jaustis bendrai padedantis vienas kitam. Ir tai, ką daro vyras kabalistinėje grupėje su žmonos pagalba, to nesugebės padaryti žmona kabalos grupėje su vyro pagalba. Tame jau bent jau vyras yra aukščiau žmonos. Tai yra iš tiesų ištaisimas sielos, šeimos ištaisimas vis dėlto yra ant jo pečių. Mokinys, gerai, tada šitas klausimas. Liuba klausia. Aš pradėjau transformaciją pati ir galvoju, kad esu kabalys. Ar tai įmanoma? Kas nors man turi pranešti, kad aš esu kabalys, ar tai kažkaip savaime ateina? Kažkaip taip gaunasi. Ravas, aš nežinau, kad jums atsakyti, Liuba. Na, tęskite.
Aš manau, kad tiesiog reikia nustatyti tik savo. O ką reiškia kabalistas? Kabalistas tai yra žmogus, kuris yra susijęs su kabalistinė grupe, ryšiuose tarp jo ir draugų, jis atskleidžia kūrėją. Ir tas abipusis atskleidimas kūrėjo grupės viduje leidžia jam būti kabalistu. Tai yra gaunančiam kūrėjo atsiskleidimą. O kažkur individualiai, jeigu jūs kažką ten praėjote, na, tai žinoma, čia jau apgailestaujant turiu pasakyti, kad tai yra paklydimas. Jūsų palinkėjimai savaitė. Mano palinkėjimai, draugai, rytinės pamokas, vakarinės pamokas, įvairiausi blogai ir taip toliau. Prašau jūsų, skaitykite daugiau, mokykitės daugiau. Jungitės tarpusavyje. Ir mes turime daugybę galimų susitikimų. Jeigu galite, atvažiuokite į mūsų kongresą vasario mėnesį. Na, bendrai iki naujų susitikimų. Aš labai džiaugiuosi. Iki, sėkmės, meldžiuosi už jus.